Jei perdegimas ir depresija jums skamba neįtikėtinai panašiai, žinokite, jog esate ne vienintelis, kuris taip mano. Perdegimas paprastai apibrėžiamas kaip ypatinga išsekimo būsena, kai kūnas ir protas pernelyg išsekintas ir išnaudotas. Tačiau tai visiškai nepadeda lengviau atskirti depresijos nuo perdegimo. Depresija ir perdegimas yra labai panašūs reiškiniai ir neretai jie yra identifikuojami kartu. Pažiūrėkime, kokie bendri simptomai vienija abi šias ligas. Taigi šie simptomai paprastai taikomi apibūdinant tiek depresiją, tiek perdegimą, o psichiatrams norint nustatyti diagnozę neretai tenka taikyti tuos pačius testus. Rezultatai, kurie gaunami testų pagalba, gali rodyti tiek depresiją, tiek perdegimą. Jei reikėtų palyginti perdegimą su kitais protiniais sutrikimais, jis ko gero labiausiai ir būtų panašus į depresiją. Todėl skirtumas tarp depresijos ir perdegimo ne visada yra aiškus. Taigi matome, kad tikrai sunku apibrėžti ir rasti skirtumą tarp šių dviejų reiškinių. O čia matome kitus simptomus, kurie neretai identifikuojami kaip profesinio perdegimo rezultatas, tačiau jie būdingi ir sergantiesiems depresija. Viename tyrime, kuriame buvo siekiama nustatyti, kuo skiriasi perdegimo ir depresijos sąvokos, mokslininkų gauti rezultatai apstulbino. Iš 5000 mokytojų net 90% asmenų, kuriems buvo nustatytas perdegimas, jo simptomai visiškai sutapo su depresijos diagnostikos kriterijais. Nustatyti ir kiti sutaptiniai simptomai, tokie kaip miego kaita, nuolatinis nuovargis, nesugebėjimas patirti malonumo iš veiklos, kuri anksčiau taip patiko. Perdegimo sindromas nėra tiesioginis depresijos atitikmuo, nors abu šie sutrikimai turi daug panašumų. Pirmasis yra stipriai susijęs su konkrečiu darbo kontekstu, o depresijos sutrikimą lemia įvairios vidinės ir išorinės priežastys ir jis apima visas asmens gyvenimo sritis. Kadangi depresijos ir perdegimo simptomai yra panašus, kai kuriems žmonėms gali būti diagnozuotas perdegimas, nors jie iš tikrųjų serga depresija. Dėl šios priežasties žmonės turėtų būti itin atsargus ir nesidiagnozuoti per greitai, nes tai sukelia riziką pasirinkti netinkamą gydymą. Pavyzdžiui, būtų visiškai neteisingas patarimas depresiją sergančiam asmeniui patarti pasiimti ilgesnės atostogas. Ilgesnės atostogos gali padėti atstatyti jėgas ir pasikrauti žmonėms, kurie yra perdegę nuo darbo, bet jei šis pasiūlymas pateikiamas depresiją sergančiam asmeniui, tai gali sukelti dar daugiau problemų. Nepaisant depresijos ir perdegimo simptomų panašumo, yra ir esminių skirtumų. Vienas iš Kolumbijos universiteto profesorių teigia, kad jei pralinksmėjate, kai išeinate iš darbo ar kai užsiemate kitais dalykais, tikėtina, kad jūs susidūrite su profesiniu perdegimu, o ne depresija. Pirmasis skirtumas tarp depresijos ir perdegimo yra tas, kad depresija yra bendresnio pobūdžio. Depresija gali paveikti kelias gyvenimo sritis, ji taip pat gali kilti iš skirtingų gyvenimo sričių, tokių kaip šeima, draugai, pomėgiai. Tuo tarpu perdegimas dažniausiai susijęs su darbu. Lyginant su depresiją patiriančiais asmenimis, perdegę atrodo labiau gyvybingi ir galintys labiau mėgautis dalykais, nepaisant to, kad jiems dažnai trūksta tam energijos. Perdegę asmenys rečiau netenka svorio ar pasižymi psichomotorikos sutrikimais, išsako savižudiškas mintis, tuo tarpu depresija sergančiam asmeniui tai yra kur kas labiau būdinga. Perdegę asmenys pasižymi ir realesniu kaltės jausmu. O savo neryžtingumą ir neveiklumą priskiria nuovargiui, o ne ligai. Tuo tarpu depresija sergantis asmenys dažniau neryžtingumą priskiria būtent ligai.
Tiek perdegę, tiek depresija sergantis asmenys pasižymi miego sutrikimais. Tačiau depresijos atveju labiau būdingas simptomas yra ankstyvas pabudimas, tuo tarpu perdegusiems asmenims sunkiau užmigti. Žinoma, stresas, kurį patirite darbe, gali paveikti jūsų santykius, tačiau depresijos atveju tai matosi kur kas aiškiau. Be to, perdegimas dažniausiai vystosi būtent iš darbinių situacijų, o depresija gali vystytis ir iš kitų situacijų, asmeninio gyvenimo. Perdegimas ilgainiui gali paveikti kitas gyvenimo sritis, kaip ir depresija, bet dažniausiai tai nutinka kur kas vėlesnėse stadijose. Depresija, kita vertus, gali turėti greitą ir didelę įtaką kelioms gyvenimo sritims. Tuo tarpu perdegimas ilgesnį laiką apsiribos tik darbinę aplinką. Pažvelkime į kitus depresijai būdingus simptomus. Jie dažniausiai nėra laikomi tipiniais perdegimo simptomais ir ne kiekviena perdegimo situacija turės depresijos šaknų, bet perdegimo simptomai gali padidinti patekimo į depresijos liūną riziką. Jei jums kyla klausimų, patirite perdegimą ar depresiją, stebėkite save ir užduokite tą patį klausimą. Ar mėgaujatės gyvenimu po darbo valandų, savaitgaliais, užsiimdami patinkančią veiklą ir panašiai? Jei atsakėte teigiamai, tikėtina, kad patirite profesinį perdegimą. Tačiau net jei ir po darbo jaučiatės prastai, nenorite ir nesugebate pailsėti, mėgautis gyvenimo malonumais, tikėtina, kad jūs susidūrėte su depresija. Beje, depresijos ir perdegimo gydymas taip pat skiriasi. Sprendimai gydant perdegimą gali būti tiesiog pakeisti darbą, tačiau nauja darbo aplinka ar įdomios karjeros galimybės visiškai nepadės asmeniui, kuris serga depresija, jaustis geriau. Ir nors karjeros keitimas gali skambėti pakankamai drastiškas sprendimas, tačiau pasveikimas nuo perdegimo reikalauja tam tikrų elgsenos pokyčių, ar tai būtų darbo pakeitimas, pokyčiai asmeninėme gyvenime arba šių abiejų sričių subalansavimas. Pagalvokite, jei negalėtumėte iškelti 200 kg štangos, kaip elgtumėtės? Ar ieškotumėte, kas galėtų padėti pakelti šį svorį, ar tiesiog mažintumėte štangos svorį iki tokio lygio, kai galėsite pakelti? Vargu ar įvertinę savo galimybes ir pajėgumus sieksite iškelti būtent šitokį svorį. O kodėl tada darbe elgiamės priešingai? Dirbame tai, kas nepatinka, neteikia džiaugsmo, atneša tik nusivylimą ir įtampą. Kuo labiau vengiama spręsti su perdegimu susijusias problemas, tuo prastesnis rezultatas pasiekiamas. Patenkama į užburtą ratą, kai darosi vis sunkiau, vis nemaloniau, asmuo tampa vis labiau apatiškas, nieko nebenori, ilgainiui nebesugeba džiaugtis gyvenimu po darbo valandų, savaitgaliais ar atostogų metu. Su kardinaliais gyvenimo pokyčiais susijusius sprendimus galite priimti tik jūs patys. Pasitarkite su savo artimaisiais, šeimos nariais, asmenimis, kuriais pasitikite. Pasiteiraukite jų nuomonės, pasidalinkite su jais savo nuogąstavimais. Jei jūs perdegėte, jie tikrai turėjo pastebėti pokyčius jumise. Galbūt šie pokalbiai ir pasidalinimai palengvins ir padės jums rasti tinkamą išeitį. O plačiau su profesinio perdegimo įveikimo strategijomis susipažinsime vėlesnėse šio kurso dalyse.